O, prašau, koks bariukas. O, ir stalas, viskas kaip priklauso. Nu, ant stalo negražu gal dėti. O, štai toks užraktas. Tai ką, dabar reikia... Su viena ranka nepatrauk. Opa. Atsidaro šitaip. Palaikyk žiliuk. Kitas iš apačios. Taip. Pažiūrėk, kad neiškristų tos durys, jos be vyrių. Kas čia viedrą padėjo kiaurą. Na ką? Dar vienos durys. Geras. Jau čia saugu labai. Prašome. Dar vienos Eik durys. pirmas. O. O, čia tokia, kaip žinai, kaip pirtis. O, bet kaip šilta. Jau tik kokia Prikaitinta. šiluma iš karto. Taip, dar čia sklastis vienas. O, prašau. Teksas baras. O, taip va. Jungiu kitą kamerytę. Taip, kaip čia atrodo. Krosnelė. Krosnelė. Ir visas baras gėrimų. Visas baras gėrimų. 2 gultai. Viršutinis. Apatinis gultas. Na ir pažiūrėkim, ką čia žmonės, kokių gėrimų turi šitam bare. Taip, Polar Kevit. Taip, Champagne, Bush Point. Na, Bush Point'ui likę tik tai tiek. Tik tai tiek, kokios čia gėrimo jie turėjo. Finish. Taip, toliau iš gėrimų. O, įdomu čia kokie. Čia tekila. Casamigos tekila. Kurį metai, nieko neparašyta. Nu, ką norim, tą galim vartot. Praktiškai Sierra tekila. Labai įdomu tie, kurie yra kažką užrašę. Ten mačiau, čia parašyta. 22 metų. 22 metų atstekleidį 07.14 čia buvę. Iš kitos baro pusės irgi yra dar kažkas tai. Pažiūrėkime. Pažiūrėkim, paklausykim. Opa. Opa. O. Čia toks vat. Čia pjūkliukas dirbtuvytės kažkokios. Tai, nu, supratau. Ok. Uždedam. Štai va toks tas Teksas baras. Taip atrodo. Viduj tikrai jauku. Va, yra kur pasipjauti. Medienos, malkų pasikapoti. Štai netgi 3 durys praktiškai. O va štai ten yra mūsų dingis ir laivelis. Laivelis ant inkaro nejuda, čia truputėlį siūbuoja, viskas techniškai. Taip, čia irgi toks priengis. O, ir malkų, ir pirktinių malkų yra, ko tik tai nori. Ir metras, ir tepalo, ir vinukų, vienu žodžiu. Na ir pats baro vidus. Čia galima savo ir pernakvot, be didelių problemų. Išsivirti užkandėlės, yra puodai, bliūdai matau, yra malkos, kirvis, degtukai, viskas yra. Visko yra čia, pilnumoje. O, ir dar net yra žurnalų įvairiausių. Ir pamiegot gali po to. Gali pamiegot drąsiai. O, Jagd and Fiske.
Kelintų metų, kažin žurnalas. O, prašau. Jak ten fiske. Kas ką turi, tas tą atneša. O čia yra svečių knyga, kurio visa prirašyta pilnumoje, bet čia yra nuo 2012 metų. Nu, ne nuo, dar gal net anksčiau, bet dabar atverčiau 2012 metus. 2016, 20, 22. Nu, vienu žodžiu. Jau pasibaigus, tai mes čia rasim irgi kažkur viečiukę, gal pačioj pradžioj. O kokiam dideliam komandom čia atplaukė, žinau, po 6, po 7 žmonės rašosi. Aha, aš mačiau, kad čia jie taip Norway, Švedija, Derwent, Holland, Germany, jūs Argentina, 12 metais. Įdomu. Na ką, mes irgi į barą atsinešėm savo alaus. Kauno, lietuviško. Prie visų šitų gėrimų. Gal kažkas irgi paragaus. Ir jiems bus skanu, sakys, o lietuviškas alus jėga. Man atrodo, mūsų pirmas gers, pažiūrėk, kaip gerai atrodo. Aišku, tai mūsų skanus alus skaniausias yra. Na, Donaldas Trumpas šiuo metu turi alibi, nes jisai buvo būtent 24 metų 6-7. Palauk, 7-6. Buvo Teksase, na, kas paneigs, pavyzdžiui. Aš tai visai tikiu, kad jis galėjo čia būti, kas jam čia reiškia. Na, mes irgi paliekam Kauno alaus, paliekam tokį laiškelį, kažkas skaniai išgers ir pakaštavos. Nu, vėjukas pučia gerai. Ten trobelė. O ten laivelis. Aninkariuko. O ten ledynai nešami į jūrą. Čia, matai, tokios bangelės gali biškį ant šono paverst. Biškučiuką kiksė tenai. Palauk biškį. Laikai? Duok, aš iširkluosiu. Įmanoma. Bent į gilį kažkiek tai. Kažkur čia sėsi? Gerai. Aš biškį paplauksiu. Pasikeisim vietom. Nepaleisk irklo, nes tą pamesi. Gerai? Aš iš karto suimsiu irklus. Laikykis dabar. Ne, nebijok.
Vėl be spinos. Pilnas užpakalis vadina. Dabar tau reikės griebti už laivo. Gerai? Šautuvą duok čia. Laikai? O, liuks. Laikai? Turiu, viską turiu. Palauk, dabar ramiai. Lipk. O, šitaip. Apturėjom šlapę plaukimą, puiku. Iki trusikų? Gerai. Puiku. Paimk šautuką. Kas toksai? Inkaras čia labai vietoj padarytas. Palauk. Aš paimsiu variklį. Ne. Aš ateinu, viskas. Gerai, dabar tikrai galėsiu raminti. Čia šautuvas. Nieko. Geriau man čia atlaistinti, surausiu tai šoną. Liuks. Kas čia dabar pasidarė? Jau čia nebiški. Gerai, nesvarbu. Ką, po visų ekskursijų pučia vėjukas, pučia neblogai šiandieną. Šlapę plaukimėlį turėjom su dingiu. Tai variklį nuėmiau, dabar supakuosim viską. Įsikelsim ant laivo. Dingi. Superinis daiktas, tikrai superinis. Užpakalius biškį pašlapom. Bet nieko, pakūriau variklį, basta. Eisim to užvalgyti, išgerti arbatos. Labai gražioj vietoj pabuvom iš tikrųjų. Mes ne taip ir toli, kaip matėt nuo to Teksaso baro čia. Va, kur jisai yra. Jeigu dar biškį pritraukčiau. Va, štai. Bet užteko bangelės nuo fjordo, kad užpakalius pašlapintų mums. Tai ką, einam tvarkytis. Bet pavarėm su sraigtuku trupučiuką pasilaupė jisai. Labai nedaug, bet aha, per akmeniukus dėjom fugos. Nieko baisaus. Oho. Į priekį pavažiuok biškį. Varyk! Gerai. Nu, kas čia negerai? Ramiai, nieko nedaryk. Viskas liuks. Į priekį varikliu. Ant lengvo gazo. O, šaunuolė. Dar. Bet jau išnešiu šį dalį. Pakėlėme inkarą. Dabar plaukiame link jūros. Vėl įsitraukiau jūrlapius, nes tą kampą reikia praplaukti su jūrlapiu. Elektroninių žemėlapių nėra jūrlapių. Ta proga vakarienė. Išsiskleidėm priekinę burę Genuje. Iš karto pridėjo
apie 1,5 mazgo, pavėjinis kursas mums, viską, na ir ką, ir plauksim va štai tenais. Apie 20 jūrmilių. Atstumai čia geri, atstumai čia yra jėginiai. Viskas arti, bet iš tikrųjų čia atstumai geri. Va dabar plauksim praktiškai iki 12 nakties šitą atstumą. Tai va, pavalgysim, išgersim arbato savo ir iš palengva. Ant lengvo gaziuko. Pavakarieniavom. Žiūrėkite, kokie priešais mus kalnai. Tokie kaip raudoni net. Sakykime, saulė taip jos gerai, gražiai nušviečia. Tokie tikrai labai įdomios spalvos. Vėjas yra apie 10 mazgelių. Įsiskleidę mes priekinę burę. Pažiūrėkit. Žinokit, skrendam maždaug 6 mazgų greičiu. Įsivaizduojat? Varikliuką laikom taip ant trumpo tokio degimo. Bet pasaka. Pasaka. Saulė iš paskos mus lydi jūrą. O jūroje gali tekti mums trupučiuką ir pasisupt. Nu, reikia paprašyti, gal pasignalins. Nu, paprašiau. Turi matyti kapitonas per žiūronus. Ką, ir keliaujam taip savo. Iki jūros vartų 15 jūrmilių. Tai apie 12 nakties būsim. Šiuo metu yra po 8:15. Tai geras 4 valandas paburiuosim, pamotoruosim šiek tiek. Greitis 4,5, 5 mazgai, vėjas jau nurimo, pučia mum į nugarą, burė pilnai išskleista. Prašau. Vytis taip plazda, oi, visai jau visai. Gerai, reikia sutvarkyti burę jau. Panašu, nes vėjo 4 mazgai tik beliko. Jūra dar 20 jūrmilių plaukti reikės, tai dar 5 valandos, tai 5 ryto ir Virgo Hamna. Iš ten, kur ta vieta, iš kur Amundsenas pradėjo savo kelionę dirižabliu per šiaurės ašigalį, tai bus 6 ryto. Ir planas toks, kad aš nusnausiu porą valandėlių ir toliau plauksim iki Longyearbyeno, nes dar bus likę apie 120 jūrmilių paraplaukimo, nes šeštadienį, kaip minėjau, prasideda toks stiprokas priešinis vėjas. Tai dabar jaučiu ir pamotoruosim biškučiuką ir paburiuosim, bet dabar varysim jau non-stop iki Longyearbyeno. Živilė jau ruošia užkanduku, sakė, keps duonos dabar. Jeigu tiek ilgai sėdėsim čia visą naktį, tai nėra ką veikti. Reikia kažkaip tą laiką išnaudoti. Jeigu matysiu, kad jūroje vėjo nėra, uždėsiu ant laivo palapinę tokią. Čia jūroje įprastai ledų nebūna, nes labai gerai, va, kai atviras kokpitas, tai išlendi, su galva apsidairai. Ir matai, kai su palapinė turi išlysti per vieną šoną, kitą, kadangi laivelis yra priekyje, tai jisai truputėlį užstoja. Taip prastina matomumą. Sakykime, per laivo nosį mes nematom, tik tai iš šonų. Tai kai viena šia sėdi, kita šia sėdi, tai sakau, pas tave nėra, ne, pas mane švaru irgi. Nu vis tiek dar galvą iškiši. Tai va. Nešalta. Šiaip vėjo nėra praktiškai. Visai maloniai čia birbinam tuo motoriuku. Maloniai birbina motoriuku, Vyčio vėliava neplazda, visai vėjo nėra, kaip matot. Ką, žygiuokim į priekį toliau.